Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 26 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Patvirtinta būsimų jūros vėjo parkų vieta prie Lietuvos krantų, atliktos Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros studijos. Iš tokių vidutinių naujienų dėl prekybos baltarusiška elektra atšauktas Gitano Nausėdos vizitas Saremos saloje, o iš Rusijos pasklido sveikatai nepavojingas, bet radioaktyvus debesis. Be visų šių dalykų, uždrausta į Lietuvą įvežti atliekas deginimui, ESO statys suskystintų gamtinių dujų stotelę Druskininkuose, o Achemos grupė turi naują vadovą. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Vyriausybė šią savaitę priėmė nutarimą, kuriuo numatyta, kurioje Baltijos jūros ekonominės zonos dalyje bus plėtojami vėjo parkai. Taip pat numatyta, kad elektrinių parkų galia sieks 700 MW. Jis, manoma, pagamins apie 2,5–3 TWh elektros energijos per metus, tai yra beveik ketvirtis dabartinio Lietuvos poreikio. Į tokio galingumo vėjo parkus bus pritraukta iki 1 milijardo eurų privačių investicijų. Vėjo elektrinės bus statomos 137,5 kvadratinių kilometrų plote, apie 29 km nuo kranto ties Palanga. Šioje teritorijoje vidutinis gylis siekia 35 metrus, vidutinis vėjo greitis apie 9 metrus per sekundę. Investuotojai į vėjo jėgainės Baltijos jūroje bus atrenkami konkurso būdu. Jis suplanuotas 2023 m. vasario 1 dieną, o komercinė jūrų parkų veiklos pradžia 2027 metais. Kol kas apie planus dalyvauti šiuose konkursuose garsiai yra pareiškusi tik valstybės valdoma Ignitis grupė. Ji per šiemet ketina atsirinkti partnerį šiam projektui. Iki šiol jūrinių vėjo parkų plėtrą stabdė ginčai dėl to, kas vykdys jūros dugno tyrimus, taip pat kas įrengs reikalingą elektros infrastruktūrą. Šiam plėtros etapui jūros plotą ištyrė ir parinko Lietuvos energetikos agentūra. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės Litgrid specialistai teigia, kad sinchronizacijos metu vykdyti projektai pirmosius 700 MW vėjo parkų leis prie sistemos prijungti be papildomų investicijų sausumoje. Infrastruktūros statybos jūroje likimas nėra aiškus, bet tikėtina, kad ji bus patikėta vėjo parkų vystytojams. Ignitis gamyba paskelbė užbaigusi Kruonio hidroakumuliacinės jėgainės plėtros galimybių studijas. 5 hidroagregato technologinė studija vertino kelis galimus plėtros scenarijus. Nuo esamo įrenginio modernizavimo iki naujo 110 arba 225 MW galios agregato įrengimo. Taip pat vertinta galimybė įdiegti ir elektros energijos kaupiklį. Socioekonominė studija parodė, kad visos alternatyvos atneštų ilgalaikę naudą visuomeniai. Geriausius rezultatus atneštų 110 MW galios naujo sinchroninio agregato arba 225 MW galios naujo asinchroninio agregatų statyba. Jų kuriama nauda iki 2050 metų viršytų 150 milijonų eurų, kuomet investicijos į naują agregatą siektų apie 85 arba 120 milijonų eurų. Statybos užtruktų 4–5 metus. Visgi, komercinė plėtra savo lėšomis bendroviai neatneštų norimos grąžos. Siekiant didesnės nei 5% vidinės finansinės grąžos, plėtrai reikėtų 30–50% vertės subsidijos. Anot jėgainės vadovo, kol kas 900 MW galios agregatai atitinka rinkos poreikius, todėl jėgainės plėtra priklausys nuo elektros energijos sistemos poreikių ateityje. Prezidentas Gitanas Nausėda paskutinę minutę atšaukė savo vizitą į Saremos salą Estijoje. Ten turėjo įvykti 3 Baltijos šalių vadovų susitikimas. Pirmą apie tai pranešė Estijos prezidentūra. Anot jos, Gitanas Nausėda nusprendė likti namuose dėl vidaus reikalų. Tačiau Daukanto aikštė vėliau patikslino, kad tai pasielgta dėl nesuderintos bendros metodikos dėl prekybos elektra su trečiosiomis šalimis. Esą, prezidentų susitikime turėtų būti aptartas jau pasiektas susitarimas. Kol kas trišalio susitarimo šalims pasiekti nepavyko, paskutinė jo redakcija nesulaukė pritarimo Lietuvoje. Visų 3 šalių vadovai ir atstovai tikina, kad toliau vyksta dėrybos siekiant rasti bendrą sprendimą, galiosiantį nuo Astravo atominės elektrinės veiklos pradžios iki Baltijos šalių sinchronizacijos 2025 metais. Šalys sutarė, kad po to elektros linijų su Rusija ir Baltarusija turėtų nelikti.
Tuo metu Estijos Elering vadovas Tavi Veksimägi užsiminė apie Rusijos požiūrį į priekybos nutraukimą. Pasak jo, Rusai laikosi pozicijos, kad nutraukus priekybą elektros linijos tampa nebereikalingos. Todėl kyla rizika, kad Rusai pradės ardyti elektros liniją su Baltijos šalimis anksčiau, nei pastarosios bus pasirengusios sinchronizacijai su Europa. Pagal Lietuvoje pritarimo nesulaukusią metodikos redakciją, be kitų dalykų, elektros importas iš Rusijos į Baltijos šalis būtų mažinamas iki 60% dabartinio kiekio. ESO su energetikos reguliuotojų suderino investicijas į nuolatinę suskystintų gamtinių dujų išdujinimo stotelę Druskininkuose. Bendra stotelės ir susijusios infrastruktūros įrengimo vertė beveik 3 milijonai eurų. Planuojama, kad ji bus pradėta eksploatuoti rugpjūtį. Druskininkų dujos veiklą nustojo vykdyti 2016 m. lapkritį. Nuo to laiko dujų tiekimą savivaldybės vartotojams vykdo ESO. Nuo 2017 m. rugpjūčio dujos tiekiamas vilkikais iš per Estų Jet Gas nuomojama laikiną išdujinimo stotelę. Iki jos veiklos pradžios druskininkai buvo energetinė sala Lietuvoje. Dujas kurortas gaudavo ne iš Lietuvos, bet iš Baltarusijos dujų perdavimo tinklo. Seimas uždraudė nuo lapkričio į Lietuvą įvežti deginimui skirtas komunalinės ir pavojingas atliekas. Taip pat nebus galima įvežti komunalinių atliekų deginimo proceso likučių, tai yra pelenų ir šlakų. Draudimas apribos žaliavos pasiūlą šalies kogeneraciniams jėgainėms tuo atveju, jei įsibėgėjant rūšiavimui ir perdirbimui vidaus rinkoje imtų trūkti deginimui naudojamų atliekų. 2030 metais Lietuvoje turėtų susidaryti apie 0,6 milijono tonų degintinų atliekų. Tiek jų galės sudeginti jėgainės Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune. Dar 100 000 tonų gali deginti Akmenės cementas. Achemos grupė turi naują vadovą. Koncerno valdyba birželio 26 dieną generaliniu direktoriumi paskyrė Kastytį Braziulį, iki šiol ėjusi grupės kontrolės ir vidaus audito direktoriaus pareigas. Nuo Bronislavo Lubio mirties 2011 m. spalį grupės vadovai vidutiniškai keičiasi dažniau nei kartą per metus. Achemos grupiai be kitų bendrovių priklauso didžiausia Lietuvos gamtinių dujų vartotoja Jonavos trąšų gamintoja Achema, taip pat vėjo parkus valdanti Renerga. Ir galiausiai, Skandinavijos šalių radiacinės saugos tarnybos antroje birželio pusėje užfiksavo padidėjusi kobalto, rutenio ir cezio izotopų kiekį atmosferoje. Anot Suomijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnybos STUK, izotopų koncentracija ore viršija natūralų foną, tačiau pavojaus aplinkai ar žmogui nekelia. Nyderlandų radiacinės saugos tarnyba pranešė, kad radiacijos šaltinis gali būti radioaktyvus kuras, o nelaimė galėjo įvykti vakarų Rusijoje. Rusijos Rosenergoatom teigia, kad Kolos ir Leningrado branduolinėse jėgainėse radiacijos lygis neviršija normos. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.